Привет. Aš čia naktį agentūrą patikau. Taip, prašau užeiti. O, привет, пацан. Sveiki. Labadiena, prašom sėsti. O. Gerai. Visų pirma, mūsų... Pa. Karšta čia pas jūs. Tai prašau nusimti striukę, padėti ten. Ble, dar stalas netvarkingas. Ramybės. Neramiais laikais gimėm. Kad namų su motina Rusija sakoma, ramus tik pidaras. Gerai. Mūsų patogaus orumo reiklių nuomonių organizacijai arba porno mes priėmė tik labiausiai įgudusius šiame versle žmonės. Ar tikrai esate tikras, kad tiksite mūsų reikalavimus? Nu, da. Gerai, taigi pradedam. Jūsų vardas, pavardė? Lukas Maksvegas. Įdomi pavardė, patys pasiekite, tak čia taip pavardė. Ačiū, nuo gimimo čia, tėvų pavardės tokias pačias buvo. Maksvegas. Da. Labai įdomu, jūs tikrai galėtume išgarsėti. Dėkui, žinau. Taigi, kada jūs gimėte? Aš nugimėjau, Gerai, sakyk amžių tingai skaičiau. Tingai mąstate, vaikinas. Labai jums ačiū. Vis tiek paskaičiuoti reikia. 17, man 17. Nu, jūs gana jaunas. Aišku, su nepilnamečiais irgi randame visokio biznio. Aišku, jis nėra labai legalus, bet vis tiek galime surasti būdų, kaip tai gali veikti. Na, kaip motina Rusija sakoma, kas nelegalu, tas skanu. Mūsų biznėje labai atitinkanti frazė. Ačiū. Taigi, koks jūsų ūgis? Tak, didelis. Ar čia skaičius? Skaičius būtų paprasčiau. 2 metrai. 2 metrai? O, pas jūs mums būtume įžymybė, nes mūsų organizacijoje tokių kaip jūs yra reta. Ačiū. Batų dydis ir rūbų dydis. Kaip klausim? Jūsų batų ir rūbų dydis. Šuniukai. Batai ir rūbų dydis. Batai palauk. Čia kem 7. Čia batai. O rūbai? Na, varijuoja nuo L iki XL. Žinote, ką sako apie vyrą su didelėm pėdom? Ne. Nu gerai. Taigi, mokamos jūsų kalbos. Rusų. Ir lietuvių? Litovcų. O daugiau? O kokius dar būna? Ne, tik šitas dvi. Gerai. Gerai, ačiū. Laukit, atsiprašau, man skambinės. Keičiasi. Prašau? Klausyk, Polė, tokį nesveiką patsaną radom, jis taip atitiks, jis mus išgarsins. Jis ir didelis, ir viską, ir žmonių turi didelį. Suprantate, ne? Gerai, sutarsi. Talentą, lietuvų turi didelį talentą. Aš jam dar vėliau papasakosiu apie visą, ką mes darome, bet kol kas jis yra super. Klausyk, atvažiuok čia už 15 minučių, mes jau būsim viską surengę, galėsim filmuotis. Gerai, iki. Taigi dar porą... Aš jaučiu, kad tam stočinį mandagusnis. Na tą, kai ateini pas svečias tau biškį čai pasiūlo. Ai, čai! Nu, dabar čai būtų per ilgai, nes iš tikrųjų mes turime greit pakuotis. O paėsti? Paėsti turime. Taigi, prašau jums man. Tai valgykite lėtai ir taip gražiai su dideliais apžiojimais, kad įrodytume, kiek jūs galite. Galiu ko? Valgyti bananų. Taip, bananą. Ar aš turiu sugadinti beždžionę? Priklauso nuo situacijos, jo. Žinot, kokie panelį į zooparką ateina dar kur nors ir jie pagrobia beždžionės. Panelės gerai. Arba berniukų. Nu, ačiū. Tai prašau suvalgyti šitą bananą, tik tai lėtai. Ir kad būtų jums kuo skaniau. Nu, blėt, skanus bananas skaniai ir valgosi. Nu, būtent. Naujas, tiesa. Nes nesmirdas, tai ką atvirtas ir ne juodas, tai prašau. Viršau. Žinai, lėtai. Na, kaip motina Rusijos sakoma. Taip. Lėtai valgo tik ubagai, nes jie, blėt, neturi ką valgyti. Girdėjau šitą pasakymą. Valgai daug,
Ir greitai. Dabar sugrūskite visą, kas liko saukės į burną. Jūs gal pitaras? Ne? Džiugu, tada gerai. Aš asmeniškai. Visas malis nudė. Valgykit, labai gerai. Telpa daug bananų. Čia yra rimtas biznis. Gal pabandykite 2 vienu metu suvalgyti? Ar jūs jau tildo? Taip. Sveiki. Kai matėte šitą video, likėjo Fleur de Lis megztinį. Jų Facebooką galite rasti čia. Jeigu norite sakyti, rašykite privačią žinutę. Su mūsų kodu Red and Green gausite 5% nuolaidą ir jūsų pasirinktas dizainas ar užsakytas dizainas bus nemokamas. Ačiū.